2011 metais, spalio 14 dieną, tai yra beveik lygiai prieš 14 metų, neįtikėtinas šiaip sutapimas, nes skaičiavau, ieškojau Facebook'e, kada buvo ta data. Aš pirmą kartą stovėjau scenoje ir sakiau pranešimą. Tada mano pranešimo tema ar citata, pasirinkta žinutė, kurią noriu perduoti, buvo iš filmuko Kung Fu Panda, kur panda Po bando išsiaiškinti savo tėčio Antino slaptą makaronų sriubos recepto ingredientą. Ir galiausiai paaiškėja, jam tėtis pasako, kad slaptas ingredientas yra niekas. Svarbu tikėti, kad tai, ką darai, yra ypatinga. Skamba gražiai ir aš tuo metu buvau neseniai baigusi grafikos dizainerę, jau laimėjusi porą labai svarbių dizaino apdovanojimų už logotipus. Ir auditorijoje sėdėjo daug tokių pat jaunų žmonių kaip aš, kuriuos aš labai norėjau įkvėpti, nes mane visada erzindavo toks tikėjimas, kad sekasi kažkam, kas turi pažinčių arba kokią genetiką keliaujančią per giminę, ypatingus talentus. Norėjau pasakyti, kad slaptas ingredientas yra niekas. Svarbu tikėti, kad tai, ką darai, yra ypatinga. Prabėgo 14 metų. 11 iš jų aš rašiau knygas, parašiau 7, Mylimi kaulai yra 7 mano knyga. Ir žinokit, aš noriu pakeisti parodymus. Slaptas ingredientas vis dėlto yra. Ir mano manymu tai yra nuoseklumas. Pradėjau rašyti prieš 13 metų, pirmoji knyga pasirodė prieš 11. Esu parašiusi, mačiau, kad nesate labai giliai susipažinę su mano kūryba, išgirdau užkulisiuose, labai įkvėpė žengti į sceną. Tai 6 iš mano knygų yra parašytos vaikams ir paaugliams, 7 tai pirmasis romanas suaugusiems ir per visas knygas keliauja mano labai mylima tema mitologijos ir papročių atkraustimas į šiuos laikus, į šiuolaikinį pasaulį, kad tiek vaikams, kai rašiau jiems, tiek paaugliams, tiek suaugusiems vėl priartėtų truputį tas mūsų paveldas, papročiai ir atrastumėm gal net šiek tiek egzotinį žvilgsnį, kokie ypatingi esame. Ir nebūtų šios knygos, kurios tiražas dabar per šiuos metus, nes dabar lygiai metai su keliais mėnesiais yra praėję nuo jos pasirodymo, tiražas buvo pakartotas 4 kartus ir iš vis yra atspausinta 9000 egzempliorių šios knygos. Ir kadangi daug dirbu ir su kitais kūrėjais ir organizatorių pusėje, aš visada žinojau, kad 9000 egzempliorių Lietuvoje yra be galo daug ir labai sunkiai pasiekiamas kiekis. 3000, 2000 yra įprastas tiražas, kuris, jeigu išsiparduoda per metus, yra jau labai gerai. Ir aš tikrai nesitikėjau tokios sėkmės šiai knygai, bet vis dėlto ji atėjo. Ir tada daug galvojau apie tą nuoseklumą visus tos metus, kai toks jausmas dabar, kad ėjau į šitą istoriją, į šitą kūrinį. Ir galvojau, iš kokių elementų susideda mano nuoseklumas. Laikas. Labai dažnai girdžiu iš, gal ne iš kolegų, labiau žmonių, kurie planuoja ką nors sukurti arba turi kokių kūrybinių sumanimų, kad ir knygai. Ir sako, aš pasidarysiu laisvą savaitgalį, tada sėsiu ir parašysiu arba pradėsiu rašyti. Arba pabaigsiu čia šitą projektą, dar ten vienas ir tada pasimsiu kūrybinių atostogų, išvažiuosiu prie jūros arba į kokią rezidenciją ir tada jau rašysiu. Žinokit, aš esu parašius 7 knygas ir nei vienos jos rašant neturėjau laisvo savaitgalio vien rašymui. Neturėjau kūrybinių atostogų, čia iš vis svajonė, man atrodo.
Ir jeigu būčiau visą laiką to laukusi, nebūčiau parašiusi nei vienos knygos. Aš rašiau, pirmiausiai neturėjau vaikų, rašydavau po darbo, vis prisėsdavau rašyti pirmąją knygą. Kai atsirado vaikai, situacija pasunkėjo, tada rašydavau jiems miegant arba, kaip matot, jiems padedant. Užmigdžius naktį, aš ir dabar atsimenu tą saldų miegą, kai jau pati smingu užmigdžiusi vaikus, bet keliuosi, einu į virtuvę, nežinau, kad jeigu aš neparašysiu, tai niekas tos mano knygos neparašys. Labai mėgstu rašyti traukiniuose, nuostabus nepertraukiamas laikas, čia turbūt ramiausias etapas yra važiuojant traukiniu autobusuose, nes daug dabar keliauju po mokyklą, po mokyklas, po bibliotekas. Autobusuose yra ne taip patogu rašyti kaip traukiniuose, bet įmanoma. Ir kai vaikai paaugo truputėlį ir aš jau pabėgdavau iš namų porai valandų į biblioteką rašyti, būdavo, kad turiu 2 ar net 3 valandas, kas yra nerealu, atsisėdu ir, žinot, kažką reikia pasitikrinti socialiniuose tinkluose. Ir paskui pamirštu, ką norėjau. Gal įsikvėpti norėjau, bet tiesiog tas laikas prapuola naršant. Arba labai svarbus elektroniniai laiškai. Būtinai reikia atrašyti, greit atrašysiu ir tada pradėsiu jau grįšiu prie savo kūrinio. Arba žinutės Messengeryje, nes irgi rašo kolegos dėl svarbių reikalų. Ir būdavo, kad lieka pusvalandis. Ir aš galvoju, viskas, aš sugadinau visą tą savo laiką, ištrūkau ir man rodos tas jausmas turėtų būti daugam pažįstamas. Aš sugadinau, buvau ir manau, taip tikrai nutiktų su laisvu savaitgaliu arba dar labiau atostogomis prie jūros. Kas sėstų rašyti, nenuėjęs prie jūros prieš tai, o paskui dar kažkur. Ir aš tada savo atleidau už tai ir įsivedžiau 15 minučių taisyklę. Net jeigu sugadinau visą tą savo brangų laiką ir liko tik pusvalandis ar net tik 15 minučių, aš vis tiek turiu parašyti bent sakinį, porą sakinių ar pastraipą, nes rytoj pradėsiu ne nuo to strigimo taško, kuriame buvau, o nuo paskutinio parašyto sakinio. Ir net matematiškai skaičiuojant, jeigu padaugintumėt vienos, kad ir trumpos pastraipos, vieną trumpą pastraipą iš 365 dienų, tai susideda visai solidus tekstas metų pabaigoje. O turbūt visi turite tiek pat daug laiko kaip aš ir žinote, kad tie metai prabėga va taip ir tada turi rezultatą. Kai skaitau kūrinius, kurie man patinka, labai dažnai galvoju, kad viskas parašyta arba nupiešta tarsi vienu kvėptelėjimu, taip lengvai. Ir be abejo, autorius ar autorė yra labai talentingas ir dėl to jam taip lengvai rašosi ir man taip lengvai skaitosi ir tai nieko bendra su manimi neturi, nes man rašymas yra kančia. Yra malonių momentų, maždaug 2. Pirmas, kai sugalvoju idėją. Ir aš tikrai, man netrūksta savivertės ir aš, kai sugalvoju idėją, dažniausiai galvoju, kad va, dabar visi supras, kas yra įdomi istorija. Tai čia yra nuostabu ir pagaliau aš su fejerverkais įžengsiu vėl su nauja knyga pas skaitytojus. Taip pat labai malonus momentas yra, kai laikau tą popierinę knygą rankose ir žinau, kad aš tai įveikiau, nebebūna tiek entuziazmo, kaip buvo sumanius idėja, bet jau būna džiaugsmas, kad įveikta. Bet tame tarpe, mano atveju, tai yra metai mažiausiai rašymo, daugiausiai 2,5 metų, kaip mylimi kaulai, yra begalė kančios. Daugybė duobių, kai aš galvoju, kažkaip su tom 6 knygom man pasisekė, bet dabar visi tikrai sužinos, kad aš nemoku rašyti. Tikrai, ir aš neįsivaizduoju, kaip iš to išsigelbėti. Ir aišku, tos 6 knygos padeda tikėtis, kad vis dėlto ateis tas momentas, kai aš laikysiu tą knygą ir džiaugsiuosi ir žinosiu, kad viskas pavyko, nes tos siaubingos duobės buvo ir visose iki tol mano turėtuose kūrybiniuose procesuose. O tada perskaito ir sako man, bet tai kaip tu rašai vienu kvėptelėjimu? Ir aš suprantu, kas už to slepiasi.
Mes dažnai norime įkvėpti ar motyvuoti žmonės, kurie nepasitikė savo jėgom arba nedrįsta kažko pradėti, bet šiandien aš norėčiau įkvėpti žmonės, kurių turbūt čia daug, kurie pasitikė savimi ir yra daugelį sričių gana geri, truputį stabtelti ir išmokti sakyti ne. Aš pati organizuoju literatūros festivalį, rašau, iliustruoju, kuriu dizainą, galiu kurti brandų dizainą, galiu kurti knygų dizainą, esu socialinių tinklų dalyvė, mėgstu šnekėti, edukatorė būnu mokyklose ir bibliotekose. Ir mane dažnai kviečia atlikti vieną iš šių rolių, tai labai glosto ego. Aš tikrai visada galvoju, tai aišku, kas kitas, jei ne aš. Kaip puikiai čia supranta. Ir jeigu bandau atsisakyti, įkalbinėja, ir aš galvoju, tai aišku, kad įkalbinėja. Taigi tikrai turėtų būti labai smagu ir tikrai tokia mano vieta, taip ir matau. Bet jeigu viso to imčiausi, ko norisi imtis, man neužtektų 5 gyvenimų. Ir aš nuolatos bandau save stabdyti, tai yra vis dar praktikuojamas dalykas, bandau pasiekti gerų rezultatų, nes pavyzdžiui, šneku čia, o nerašau knygą, tai yra nesėkmės istorija. Tai aš tada galvoju, be ko aš negaliu gyventi, tai mano atveju yra rašymas, ir kame aš esu sunkiausiai pakeičiama. Dizainą sukurti ar pravesti edukaciją gali daug kas ir geriau už mane. O parašyti būtent mano istoriją galiu tik aš pati. Tiesiog smulkmena, besiruošdama supratau, kad net mano išvaizda iš dalies atskleidžia, kaip stipriai aš taupau laiką ir kūrybinę energiją. Skarelė, iš kurios dabar aš mokyklose, bibliotekose, vaikam ypač esu gana gerai atpažįstama, ausytės mano, viršugalvėje, atsirado, kai gimė dukra. Aš visiškai neturėjau laiko, labai norėjau jo bent kiek skirti kūrybai ir įsirišdavau skarelį į plaukus, kad tiesiog galėčiau neišsiplauti galvos arba šiaip negalvoti, kas dedasi su mano plaukais ir eiti, daryti, veikti, neskirdama tam dėmesio. Tai buvo mano laiko taupimo ir tebėra mano laiko taupimo būdas, nes vis dar veikia, aš neturiu blogų plaukų dienos, verčiant pažodžiai. Juodi drabužiai irgi, aš turiu 2 šituos jonus nusipirkusi, nes man jie patinka, marškinėlius, beje, šiuos irgi 2 turiu. Ir juoda spalva reiškia, kad išsitraukus iš spintos, ką be išsitraukčiau, tie rūbai dėrės tarpusavyje. Ir ne tiek gal taupau laiką, kiek kūrybinę energiją. Aš nebegalvoju apie išvaizdą, aš galiu tą savo kūrybiškumą skirti kitkam. Vien labai stipriai dirbti nuosekliai nepakanka. Bet kokioje srityje turbūt neišvengiamai svarbus yra tobulėjimas ir mokymasis. Ir aš aišku, skaitau kitų autorių knygas, skaitau knygas apie rašymą, esu žiūrėjus ne vieną seminarą, bet turiu 2 tokias veiklas. Jau mano minėta konferencija, kurią aš organizuoju kartu su kolegomis, kasmet jau 8 metus mes sukviečiam vaikų knygų rašytojus ir iliustruotojus ir jie pasakoja vėlgi apie savo kūrybinius metodus ir savo kūrybinės istorijas. Taip labai stipriai apsikeičiame žiniomis ir informacija. Taip pat aš turiu tinklaraštį knygų kūrėjai. Ir ten kviečiu rašytojus ir iliustruotojus atskleisti savo konkrečios knygos rašymo arba iliustravimo užkulisius. Ir šiaip jau atrodo dar 2 veiklos, kuriam turėčiau pasakyti ne. Bet ypač tas tinklaraštis veikia mane taip terapiškai, kadangi skaitydama, pavyzdžiui, apie vieną iliustruotoją, kurios darbai man labai patinka ir atrodo tiesiog greitosiomis iškirpti iš popieriaus, aš sužinojau, kad ji savo studijoje turi kilimėlį, kad galėtų nusnūsti, dirbdama paromis prie savo knygos, kuri atrodo vienu kvėptelėjimu skurta. Taigi tas mokymasis yra ne tik žinios, bet ir supratimas, kad esi ne vienas, koks bebūtų sunkus tavo kelias. Na ir laukimas. Kai parašiau pirmąją knygą, aš kažkodėl buvau įsitikinusi,
kad dabar viskas pasikeis. Vaikai atras padavimus, parašytus aktualiai ir įtraukiančiai, jam labai patiks, nuo jų užsikrės tėvai ir kažkaip visi vėl atsigręš į savo kultūrą, kaip labai egzotišką ir įdomią, atras visokius ir truputį makabriškus padavimus, sakmes ir niekada nebebus taip, kaip buvo. Knyga buvo įtraukta į metų 5-tuką, bet vieni vaikai ją skaitė ir patiko, kitiem nepatiko, vienos mokytojos sužinojo, kitos ne. Ir jeigu būčiau ją rašiusi tik dėl to tikslo, kad dabar viskas pasikeistų iš karto, turbūt būčiau labai nusivylusi ir sustojusi. Bet aišku, aš tikėjau savo idėją ir tęsiau toliau, rašiau kitas knygas, tiesiog galvodama, gerai, ką padarysi, aš keliausiu ir kiekvienam vaikui tą knygą ir tą savą mitologiją ir papročius įduosiu į rankas. Ir po 11 metų įvyko sprogimas su mylimais kaulais. Romanų suaugusiems. Atrodo tiesiog gera knyga, bet aš nebūčiau jos parašiusi, jeigu ne įdirbis rašant 6 prieš tai buvusias knygas, renkant medžiagą jom, nemiegant, kelintis iš tų saldžių miego valandų. Turbūt ir tiek auditorijos nebūtų pasiekusi žinia apie tą pasirodžiusią knygą, jeigu nebūtų tėvai, mokytojai, vaikai, kurie jau užaugo, skaitė tų prieš tai buvusių knygų ir kartu užaugė iki romano suaugusiems. Ta žinia labai greitai pasklido ir mane tiesiog pritrenkė knygos sėkmė ir, kaip jau minėjau, kad ir tie patys pardavimai, kurie buvo tikrai įspūdingi. Ir tokie mano svarbiausi savo susidėlioti punktai, kaip svarbu būti nuosekliai ir kame aš esu nuosekli. Ir grįžtant prie Pandos Po ir jo tėčio Antino, galvoju, kad slaptas makaronų sriubos ingredientas vis dėlto irgi buvo nuoseklumas. Nes Antinas visą savo gyvenimą virė tą pačią makaronų sriubą, tobulino būtent jos receptą ir taip apie ją nuvilnijo garsas ir žmonės keliavo paragauti to ypatingo recepto. Aišku, Panda Po iš tiesų turėjo su tuo problemų, nes tėtis norėjo, kad jis perimtų sultinio tradiciją, o jis labai norėjo būti kung fu kovotojas. Bet čia jau kito pranešimo istorija. Ačiū.